ne tik jisai ir jo pagalbininkai. Smūgis į vartus ir įvartis. Arminas Vaskela. 34 minutė ir tarsi nujausdamas šypsojosi prieš šią ataką, stebėdamas savo auklėtinių žaidimą Tomas Kančelskis, šypsojosi nebe pagrindo. Čia rikošetas, taip, kyla šiek tiek aukščiau negu planavo kamuolys. Vainickis. Varnui. Perdavimas į priekį, pavojinga situacija ir įvartis. Taip, Egidijus Varnas, veteranas, daro darbą. Tobula. Irgi galbūt galima buvo kurti, kaip tai darė ekranas pirmajame kėlinyje, matėme galimybę, bet vėlgi Varno patirtis matyti irgi leidžia matyti, kad vartininkas toks, kurį pramušti, na, bent jau reikia bandyti. Taip, iš tikrųjų tiesa, štai dar kartą šis momentas, net nestabdydamas kamulio pernelyg negudraudamas, smeigia jį į varžovų vartų tinklą. Ekrano komandos puolėjas Egidijus Varnas, įsirašydamas dar vieną, jeigu neklystu, jau 81 įvartį, vilkint ekrano marškinėlius į savo asmeninį CV ir lygina rezultatą. Ieškoma efektyviausių variantų. Tai yra duodamas kamuolys Vaskelai, duodamas Eliošiui, tiems, kurie gali Varnas. Tai šansas. Ir pernelyg toli nuo savęs atleido kamuolį Egidijus Varnas. Dar vienas bandymas. Norvilas. Davidas Norvilas. Griebėsi už galvos ekrano futbolininkas, ką tik pelnęs antrąjį įvartį savo komandai. Valentinas Baranovskis iš Marijampolės Sūduvos pasakytų tokiu atveju pirmas įvartis per 10 mėnesių, dėl to ir griebausi iš galvos. Ką pasakys Davidas Norvilas, nežinau, gal bandysime išgirsti po rungtynių. Na, labai netoli to, kad galėtų pasakyti, jog įmušiau pergalingą įvartį ir įmušė iš tikrųjų gražių smūgių, krisdamas, nepaisant to, jog griuvo po kojom varžovas. O už galvos susijėmė todėl, kad užgriuvo varžovas ir ant jo. Manau, kad galbūt stukelėjo galvą į žemę Davidas Norvilas, bet svarbiausia jam, ko gero, bus tai, kad kamuolys atsidūrė vartuose. Kągi, ir antrasis keitimas atsipirko 100%.